Jeigu tu vis dar ieškai įvairiausių metodikų pagalba savo geriausios profesijos, tai yra astrologijos, numerologijos, įvairios analizės ir vis dar niekaip neišeina, tai šitiek pabandysiu paaiškinti, kodėl galbūt neišeina. Tai pirmas dalykas, jog jokia analizė, nei astrologinė, nei numerologinė negali tau pasakyti vienos ar trijų konkrečių tavo profesinių pavadinimų, kas tau labiausiai, geriausiai tinka, kur tu galėsi realizuoti save. Tiesiog, taip nelabai išeina. Kitas dalykas, apie ką aš šiandien norėčiau pašnekėti, tai yra savęs pajautimas. Net ir darant astrologinę analizę reikia suprasti, kas žmogui patinka, ką jis yra bandęs, ką jis yra baigęs, kaip jis aplamai jaučia save ir tik tai prie to, ką žmogus pasako, jau galima astrologiškai derinti tam tikrą, pavadinkim, profesinę kryptį, jau konkrečias kažkokias profesinės kryptis, nes tikrai tų variantų visuomet yra labai daug. Ir va čia vienas dalykas, kur žmonės dažniausiai, pavadinkim, suklumpa, tai yra, kiek aš save gerai jaučiu. Save jaučiu. Ir čia mes grįžtame jau ne į astrologiją, ne numerologiją, ne į įvairias ezoterinės praktikas, bet į paprastą psichologiją. Taip jau yra susiklostę, kad dažniausiai vaikystėje mes ne tik, kad pamirštame, bet per tam tikras įvairias situacijas užsiblokuoja mūsų autentiškumas. Tai yra, mes nebesuprantame, kas mes, ko mes norime, ko mums asmeniškai reikia. Mes bandome pritapti prie visuomenės, mes bandome įtikti mamai, tėčiui, mes bandome būti geromis mergaitėmis ar gerais berniukais ir taip toliau. Tai yra, mums visuomenė, be abejo, mūsų artima aplinka formuoja tam tikras rolės, galima sakyti, kaip kaukės, kurias mes užsidedam, sluoksnį ant sluoksnio užsidedam ir jau žiūrėk, mes turim begalybę įvairiausių rolių ir kaukių, kam mes įtinkame. Ir tai normalu, kad jeigu mes prisidėję daugybę kostiumų, mes nebegalime pajausti, kas mums iš tikrųjų tinka. Ir man astrologas ar numerologas ar kitoks specialistas gali pasakyti, tai va, žiūrėk, tau labai galėtų tikti va tokia ir dar ir tokia profesija, ar į tą kryptį daugmaž, bet žmogus vis tiek jaus savo vidumi ne. Va čia kažkas ne taip, gal ir taip, bet gal ne. Visiems tiems pavadinimams jisai jaus atmetimą ir taip ir neranda, savo tos geriausios profesijos. Kodėl? Todėl, kad jis jaučia atmetimą savo pačiam. Jis nežino, kas jisai yra iš tikrųjų, kas jam iš tikrųjų patinka. Ir čia aš kalbu apie tuos atvejus, kai žmogui nieks nepatinka, kai jis visiškai nežino, jam ir tas blogai, ir tas blogai, ir tas blogai. Tai tuomet pati pradžia, tas darbas su savim yra psichologinis. Tai yra nors kažką suprasti, kas man patinka, nebūtinai dėl profesijos, bet, pavyzdžiui, galbūt man patinka siuvinėti. Ir aš tiesiog pasiemu ir siuvinėju. Reiškia, aš darau tai, kas man patinka ir mano kūnas, mano siela, mano energetika pradeda jausti, kad jau aš suprantu, kas man patinka ir aš tai pradedu kažkiek daryti. Tai nereiškia, kad aš būsiu siuvėja. Ne, bet tai yra pradžia link to, kad nors kažkiek pradėti daryti tai, kas man patinka, tai reiškia susirezonuoti su pačiu savimi. Ir tuomet jau vis labiau ir labiau aš pajausiu. Pats ar pati pajausiu, tai kasgi man dar patinka, ką aš norėčiau dar išbandyti. Ir taip žingsnelis po žingsnelio jau bent kažkoks pirmas žingsnis bus padaryti. Link to pajautimo, kokiagi ta pati mano nuostabiausia, pati geriausia, labiausiai man tinkanti profesija. Tačiau, supraskit, kad tai ne visą laiką yra taip spraktelėjau pirštu, man pasakė, tu esi labai geras buhalteris ir aš jau einu dirbti buhalteriją ir man jau čia labai gerai sekasi. Kaip ir sakiau, jeigu aš visgi nejaučiu savęs pačio, aš jausiu atmetimą ir tai buhalterijai. Dažniausiai bent jau taip yra. Pamėginkite sugrįžti į save, nors po truputėlį darant tai, kas jums patinka, lankant psichoterapinės sesijas, dirbant su vaikystėje, įvairiomis tomis gautomis nuostatomis apie neidentiškumą, apie tai, kad aš turiu įtikti, turiu tam padaryti, o ne būti tiesiog savimi. Sėkmės.